Sveiki Raseinių televizijos žiūrovai. Šiandien vasario 16 valstybės atkūrimo diena ir šią gražią progą atidaryta naujoji Raseinių autobusų stotis, į kurią investuota per 1 milijoną eurų. Labai daug metų praėjo, labai daug pažadų buvo, pastatysim autobusų stotį, naują, gražią, modernę. Praėjo viena kadencija, antra, trečia, politikai žada, bet pažadų netęs. Atėjo viena graži diena, kada buvo pradėta autobusų stoties statyba ir jinai yra baigta. Gerbiamas direktoriau, papasakokite apie šitą stotį. Ar džiaugiatės, kad šiandien buvo atidaryta? Tikrai labai džiaugiamės, kadangi idėja brandinta ilgai ir pagaliau miestas turi naujus savo vartus, naują miesto vizitinę kortelę, kur žmonės tikrai galės šiltai, jaukiai laukti autobuso ir tai bus taipogi labai pagerintos sąlygos ir pačiam personalui. Tai šios progos tikrai laukiam ilgai. Stebėjote statybos darbus, kaip jie vyko, ar buvo kokių nesklandumų? Ne, viskas vyko tikrai sklandžiai, orai leido tuos darbus užbaigti gerokai greičiau, negu buvo planuota, nes pagal sutartį, jeigu aš neklystu, darbo užbaigimo terminas buvo 16 metų spalio mėnuo, dabar turime vasarį, taip kad faktiškai daugiau kaip pusę metų turbūt turime tokį ankstyvesnį atidarymą, taip kad viskas tikrai vyko sklandžiai. Kiek investuota į šią mūsų naująją stotį? Tikslių skaičių nepasakysiu, bet samata buvo būtent statybos darbų, ką vykdė savivaldybė, tai buvo 3,3 milijono. Na ir papildomi pinigėliai dar buvo skiriami įrangos įsigijimui. Šiandien įvyko atidarimas, tačiau kada pradės ta tikroji stotis galutinai funkcionuoti pilnai? Stotis funkcionuos nuo vasario 20 dienos, nuo šeštadienio. Tai per savaitgalį ramiai įsidirbsim, o pirmadienį stotis dirbs jau pilnų pajėgumų. Ir galbūt yra kažkokių patarimų raseiniškiam gyventojam, kaip lengviau susiorientuoti ir kaip tausoti turtą? Būtų prašymas tiesiog, kad matome, kad yra naujas statinys ir įvairiausių nuomonių yra apie jį ir dėl to stiklo išdaužimo istorijos, ar ne, kai buvo kaltinami kažkokie tai jaunimo atstovai ir panašiai, bet iš tikrųjų tai paprašyčiau visų žmonių saugoti, tausoti šią naują stotį, kadangi tikrai ilgai lauktas dalykas. Visi ekranai, kad ir galbūt kažką tai domintų, jie tikrai nėra tinkami buičiai. Tai yra specialūs ekranai, kurie skirti lauko sąlygoms transliuoti informaciją. Taip kad tausokim savo stotį visi kartu ir džiaukimės, kad ją turime tokią gražią.